Su jumis vėl sveikinasi laida Krepšinio savaitė, tad metas apžvelgti svarbiausius praėjusios savaitės krepšinio įvykius. Europos taurės turnyre nutrūko Klaipėdos Neptūno pergalių serija. Pajūrio atstovai pralaimėjo Jeruzalės Hapoel ekipai 93-110. Negana to, traumas patyrė du svarbus krepšininkai. Iš rikiuotės jau prieš šį susitikimą buvo iškritęs Arnas Velička, o antrajame šių rungtynių kėlinyje keliais susižeidė Martynas Pacevičius. Neptūnas šioje dvikoje jau vertėsi be Jameso Gardiko ir Jordano Tuckerio, su kuriais buvo atsisveikinta. Po pertraukos Klaipėdos komanda pirmavo rekordinę 14 taškų persvarą. Vis dėlto ši akimirka truko neilgai. Kesiusas Vinsonas siautėjo, šeimininkai spurtavo 13-0 ir rungtynių baigtis buvo nulemta. Buvęs Miuncheno Bayerno gynėjas per 22 minutės pelnė 35 taškus ir dvikoje baigė surinkęs 37 naudingumo balus. O Klaipėdos ekipoje rezultatyviausiai žaidė 18 taškų pelnė Zaidas Watermanas, po 17 pelnė Mindaugas Girčiūnas ir Arnas Peručka. Kitą savaitę Neptūno laukia rungtynės namuose su Saloniku Aris krepšininkais. O dabar keliaujame prie Kauno Žalgirio Eurolygos reikalų. Pirėjo Olympiakos komandos barjeras ir toliau lieka užkeiktas Kauno Žalgiriui. Pirmoje dvikovos savaitės akistatoje buvo patirta nesėkmė 78-95. Taigi 4 iš eilės pergalių serija Eurolygoje nutrūko skaudžiausiu būdu. Viltis apie pergalę pradėjo pliūkšti jau prasidėjus susitikimui. Įspūdingai startavusio Tylerio Dorsey vedami Olympiakos krepšininkai šovė į priekį net 22-3 ir dar nesibaigus pirmam kėliniui, ko netriuškino žalgiriečius. Per likusį laiką didesnės intrigos nebuvo ir pergalę šventė Olympiakos. Pergalę areno šeimininkams apkartino dar viena Keenano Evanso trauma. Nors į publiką salėje sutiko atsistojusi, po 2 minučių susitikime susidūrė su Dustin Slyva, jie susiėmė už kojos ir aikštę paliko tik su komandos draugų bei personalo pagalba. Ir kartodamas tą pačią frazę negali būti. Kaip vėliau paaiškėjo, Evansas išgirdo liūdniausią įmanomą diagnozę. Amerikiečiui trūko kairės kojos Achilo sausgyslė ir jam sezonas yra baigtas. Prie kauniečių Eurolygos reikalų dvigubos savaitės metu mes dar grįšime šioje laidoje. O Panevėžio Lietkabelio ekipai ir toliau nesiseka iškovoti antrosios pergalės Europos taurės turnyre. Trečiadienio vakarą panevėžiečiai 74-100 neprilygo Ankaros Turk Telekom ekipai. Tai pirmas kartas šį sezoną, kuomet Lietkabelis tarptautinėje arenoje prasileidžia 100 taškų. Panevėžiečių neišgelbėjo net ir puikus Augustino Rupito pasirodymas. Jis pelnė 20 taškų, atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 26 naudingumo balus. 10 taškų Lietkabeliui pelnė Kristianas Kilimaja. Šie du krepšininkai Lietkabelio gretose surinko dviženklį taškų skaičių. Po 6-osios nesėkmės iš eilės, Lietkabelio viltis pasiekti pergalę Europos taurėje atidedamos kitos savaitės dvikovai. O dabar grįžkime prie Eurolygos dvikovos savaitės reikalų. Kauno Žalgirio laukė išvyka pas Lygos naujokus. Šio susitikimo pradžioje kauniečiai turėjo ir 14 taškų persvarą, kurią kauniečiai mėgavosi jau 7-ąją dvikovos minutę. Tačiau per anksti kauniečiai patikėjo savo pranašumu ir skaudžiai nusvilo per likusį rungtynių laiką. Patirta antroji nesėkmė dvigubos savaitės metu 89-95. Kauniečiai sužaidė pirmąjį kėlinį įspūdingai, pelnė net 34 taškus. Tai rezultatyviausias šio sezono kėlinys Eurolygoje. Tie kauniečiai panašaus tempo neišlaikė. Antrajame kėlinyje per pusę sužaisto laiko Žalgiris įmetė vos 2 taškus. O to pasinaudoję šeimininkai pirmą kartą perspėjo rezultatą. Iki kėlinio pabaigos žalgiriečiai susigrąžino kelių taškų persvarą, o po ilgosios pertraukos sekė dar viena Dubajaus komandos atkarpa, net 16-0. Po jo šeimininkai pabėgo 9 taškais, negana to skirtumas ketvirtajame kėlinyje ūgtelėjo iki 13 taškų. Ir nors kauniečiai bandė dar gelbėtis, tačiau pralaimėjimo išvengti žaliai balti neįstengė. Kauniečių neišgelbėjo net ir puikus Ąžuolo Tubelio pasirodymas. Rekordinį vakarą turėjęs Ąžuolas pelnė 22 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 24 naudingumo balus. Tai jo rezultatyvumo ir efektyvumo rekordai Eurolygoje. Tai buvo 4-oji kauniečių nesėkmė Eurolygoje ir žalgiriečiai po šios dvikovos savaitės dalijasi 3-4 vietomis su Olympiakos klubu. Šį kartą tiek, ačiū už dėmesį, iki kitų kartų.